Bus 196,66. Не знаю, що. Не шкода, подарysime jums nuolaidą. Kuperis? Iš kur tu čia? Paleido. Užeik, nestovėk ten. Nu, seniai matytas Kuperį. Užeik, supažindinsiu su šeima. Melita čia. Labą dieną. Labas. Tai nusirem, Kuperį, nestovėk. Duok, užeik, prisėsk. Čia ta tavo žmona, kur tave per bortą metė? Ne, čia kita. Su ta viskas baigti. Sakau, kad tokia lyg gražesnė. Prisimenu kaip tos eglės. Ne, kaip... astos. Dabar nebesvarbu. Tai kaip supratau, iš laiškų tau neblogai sekasi. Tai kada tave paleido? Jau mėno kaip laisvai. Bandžiau darbintis, kitaip tipo gyventi. Pasvajok. Darbų nėra. Į užsienį negaliu varyti. Motinai su sveikata labai blogai. Jo, kiek išsinešiau pinigų iš zonos, tai viską motinai vaistam. Žinau, kaip jie skirst. Servisas nema. Zapadlo niekam nepadarysiu ir už save galiu pastovėti. Gerai apmokama. Sakygi, tavo bratkis tau šitą butą dovanojo. Sukasi tolka. Tai Liukas pasakė tau skambinti. Man atrodo, mes nelabai susikalbam. Zylėgi Makarą nusodino. Visą zoną kalba. Tavo bratkis Gizylė šeim skirtumas. Koks skirtumas? Mano motina žiemai atsijungė šaldytuvą, kad už elektrą mažiau mokėti. Aš pats 2 dienas nieko nevalgęs. Tu valgy, Kupė. Ačiū, aš ne koks čmorikas. Bet kai sušikta valstybė mano motina dusina, pusbadžių laiko. Nervas ima, aš nekaltas, atsėdėjau. Bet kai motinai nieko negaliu padėti. Atleisk, kad iš karto nepasiūliau. Galvoju, trinu dėl modų ir tiek. Ačiū. Viktorai, aš pats noriu užsidirbti. Jeigu man padėsi, niekada to nepamiršiu, duodu žodį. Čia dabar laisviai, esi kalba bileka. Ir neatsako už savo bazarus. O aš atsakau. Manau, padės. Zylė žmona gerai. Zyliai dar pasuksiu. Aš Kuperis nuo Zylės, jam Viktoras skambina. Tai ką tu, nieks nieko nesakė? Neprisimeni manęs? Kartu sėdėjom, aš antroji tokia. Man veiklos reikia pas jūs, nenoriu vienas kažką galvoti. Viską man pofig, ką tik liepsi. Klausyk, jeigu nepasitikė, tai gal aš geriau eisiu.
Žiūrim čia vienas į kitą, ne pedikai kokie. Kalbi kaip senas zekas 6 chotkės padaręs. Mašiną turi? Dar nespėjau. Įsidėmėk. Telefoną įsivesk. Įsidėmėjau. Tai ką daryti? Per savo žmogų, todėl aiškina, kad tau porą bachūrų duoti. Nereikia. Tukos, aišku. Kiek laiko neatiduoda? Tu mašiną po poros dienų gausi. Iš salono reikia paimti. Žodžiu, aišku. Raskladas aiškus. Reikia suskaldyti tą gaidį. O mašinos man nereikia. Nuvažiuosiu su taksu, nėra čia ko temt gumos. Nuo Lorenzo. Jis mane pažįsta. Tai gal geriau nuo Zylę? Aišku. Gerai, tai varau aš tada. Žasinui, kad zapaskės galvos jisai neturim. Turačkas. Aš nuo Lorenzo. Tu jam skolingas 80 gabalų, bet bandai strelkės kažkokiam durniui pervest. Mums tokios korkės nelenda, todėl davai varyk bat pas mane. Ir greitai. Nu tai meskit jį lauk. Račkauskai, baig durastum, turėsi didesnių nuostolių. Kad daugiau tavęs čia nebūtų. Klausau. Nu, Kuperi, kas labo? Suportalina, jo? Čia tik pradžia, aš dar paskambinsiu. Klausau. Taigi aš sakiau paskambinsiu, aš dirbu, supranti? Ką tu dirbi, matrica tu v žopė? Nu taigi aš daviau dabar tam per galvą, kur mane tada suvarė. Supranti? Gerai, davai. Ponas Račkauskai? Aha, taip. Atsiprašau už sutrukdymą, aišku. Ai, kas skambina? Kuperis. Taip, norėjau paklausti, gal dar kartą galėtume susitikti. Aha.
Ai, bet kada? Okei, gerai būsiu. Tai ką, pasikalbam? 1000. Aukšnekutė. Elkis sąžiningai ir neturėsi jokių nuostolių. Aš dabar atėjau skolos ir spėju, kad... Tai blogiems žmonėm negali ilgai sektis, šitokia mano filosofija. Kiek kita? Dabar dėl 80 gabalų keli bangas čia. Sakai, mašina sudegė. Tai ką, kalbamės? Sakau, gal sekretorė turi, kavos padary. Nu ką, brangus. Arba nekeli, kai tau skambinu, arba šūdą mali. Kitą kartą į snukį gausi. Užeik. Kuperis. Tai tu? O kas ką degina? Atnešiau tau, ko prašai. 80. Būtų ir daugiau davęs, bet nedrįsau prašyti. O kur Zylė? Tik tai nafik tas, kaip tariamas. Čia sutapimas, aš nieko nedeginau. Nori? Ar ir tu ant šefiriuko sėdi kaip? Aš zonai šefyro negeriau. Matai, dantis gelsta. O pas mane va. Gal daugiau praneši? Gerai. Klausyk, o tiesa zonai kalba, kad Zylė suvarė, kad šaudė į granatą. Visai negirdi. Gerai. Čia, kas toks? Mano vardas Kuperis. Debilas, ko tu šauki? Nekurčias aš. Mašinas degina dar šaukia. Sėsk. Juokinga. Humoristai. Padariau jam vieną paslaugą ir viskas. Gausiu darbą. Dingo. Manai nuėmė. Kažkas ten vyksta, jaučiasi iš nuotaikų. Bet man aišku nieko nesakys. Tai, už Marių. Ne, blogas ženklas. Bus tokia gera nuotaika ir konjakas 5 žvaigždučių. Tai, už tave. Ačiū tau tikrai. Iš karto pasikeitė gyvenimas. Kad su motina būtų viskas gerai. O dėl kito tai, žinai, prasisuksiu ant šaibą, atsidarysiu savo bizniuką kokį. Kompai apskritai technika. O tu? Tai ne. Aš taigi į programavimą buvau įstojęs, kol neužskridau. Metų kompus rinkinėjau. O ką nusimanai, ką nors padavėjas. Ir daug uždirb. Tada kitas reikalas. Nu, dabar tie vėluoja. Sakė, bus lauks. Klausyk, Kuperi, ko tu pas mus veržiesi, ką? Kam jos nerūpi? Jeigu per daug turi man galėti, pensijai pagyvensiu. Jeigu sulauksiu, aišku. To mentai jį uždarė buvo. Aš irgi buvau pridarytas. Žinau, tavo žmona paplau. Man patinka kariauti. Čia neaišku, kas ką, žmonas varto. Ašgi suprantu, babkės rimtos, tai ir parkės rimtos. Bet ašgi galiu padėti. Ir dabar padedu. Ką nepadedu? Aš. Oi. Dar supratai, stumdai pipkės ir nevėluoji strėlkas.
kur Mariukas dingo? Nežinau, kur ganosi. O, atvažiuoju. Viskas gerai. Normaliai. Tik litais davė. Baksus negalėjo iškeisti. Kursas jiems pakilo. Geriau kitą vietą jiems pakiltų. Mėlačnikai. Pradėjai. Va, kaip tik norėjau pašnekėti. Vieną bičiuką Vilniuje nušovė. Mano systrai pažinojo gerai. Matai, kai jis tavo draugas buvo, giminė. Ne, bet braižas įdomus. Paskaityk. Tai ką aš čia skaitysiu, kaip bomžai įsišaudė. Nebuvo jis bomžas. Jis buvo motokrosininkas. Pirmas Lietuvoje buvo. Motokrosas, sakai. Ir viskas būtų nieko. Bet iš toli suvarė ir dar priejas kontrolinį dėjo. Profas. Profas, sakai. Nu, tu gerai, tai gal jau eik. Benzo nepamiršk prisipilti pilną baką. Tai susibėgam vakarė. Supratai, už ką gavai? Ne. Tau dar kartą pasakyti. Sakyt tau ir sakyt. Kiek buvo sakyta, fūra per kilą lydį. Tai taip ir dariau. Ką tu darėjai, o mieste? Prie fūros subinės prilipęs kaip pidaras, per 10 metrų įsaida, žurat kampat! Bijojau paleisti iš akių. Gali, žvairas viską matė, sako, mes tave iš borto. Aš turiu nuojautą, kada viskas normaliai bus. Mergos nuojautą turi, kada žino, kada su lochu bus gerai. Gerai, ryšam. Už pliuchą nepyk. Bus tau pamoka ateičiai. Davai dirba, visi natai. Emigracija, visi emigruoja, lieka visokie kūperiai, šnūperiai. Zdarov. Kas naujo pasakok? Kas čia bus naujo? Persikraustami į naujus sandėlius. Tuos kažkas apšvietė. Visą naktį tampėm dėžę. Tai dėl tavęs mes čia pašam, supranti? Dėl manęs? Tavo Račkauskas, kai tu jį nuskausminai, pareiškimą padarė. Rimtai? Reikės man su juo pakalbėti. Aš tau pakalbėsiu, nelįstų prie jo! Ir taip pribūrėjai, ko atėjai? Raktelį nuo mikriko. Žvairas sakė, kad reikia. Iki Klaipėdos. Cigarus reikės pametėti. Kada? Rytoj. Rytoj negaliu. Motina operuoja. Suprask, svarbu tai yra. Nereikia. Ką nereikia? Ačiū, Lorencijai. Ir už ką? O tu tą sierą gerai pažinai? Aš nepažinau. Tai buvo jie ten gal porą savaičių susimetę ir tiek. Neklausiu. Paklausiu. O tai sakai, čia tas sieras visus? Gerai. Labas. Viktoras yra? Einu paieškosiu. Mobilų turi? Reikia. Palauk. Apie ką? O kas tu man tokia, kad nutilėčiau tavo bairį? Tai atėjai skūstis. Nu tai, jeigu apsimesiu, kad nieko nemačiau, tai gaidys gausis. Nebuvo. O tai kas užtilėjimą? Ne, tai aš ir sakau. O tai kas užtilėjimą? Viešbutis? Viena naktis? Viktoras juk tavo draugas. Buvo draugas. Nebebus. Nieko nėra amžino, patigi žinai, Tai kaip? Aš tau kavos padarysiu. Bėgi nuo atsakymą?
Tik nereikia, nesakyk Viktorui. Tai padėtum bachūrui, jeigu dabar sunku. Tu galvoji, aš paimsiu pinigus? Tu galvoji, aš paimsiu pinigus? Sveikas. Labas, Mildutė. Tu ką, pas mane buvai? Buvau. Ne, nu tu duodi. Mildutė, palauk manęs ten. Ašgi sakiau tau, nevaikščiau. Prašiau tavęs, ką tu negali paskambinti, susitiktume kur nors kitur. Kad ne telefoninis pokalbis. Ką, nutiko kažkas? Blin, žinau, kad blogai darau, dar paskui kaltas liksiu, bet mačiau tavo Melytą su kitu. Jis sako, kad ten nieko rimto, ten tarambaram, žinai, kaip gerbėjas, bet išsiaiškink. Čia ką, rimtai? Mačiau, kaip dovanoja jo auksinę grandinėlę kažkokią. Žiūrėk, kad vėl nebūtų kaip su ta Asta. Ta pati istorija, žinai. Beje, Asta dirba kartu su mano sistra. Ką, varau aš. Žodžiu, išsiaiškinęs. Kas čia skambino? Draugas klausia, ar pagalbos reikia. Ačiū Dievui, operacija praėjo gerai. O tu surašėjai man, ko prašiau dėl sėro šitą? Kada aš tau surašysiu? Gerai. Važiuojam, reikia sulčių dar nupirkti. Šiaudelių reikia nupirkti. Kam tie šiaudeliai? Nu kaip, kam, tu apie ką tu kalbi, taigi mama po operacijos silpna, tai ger kažkaip reikia. Viešpatie, aš taip bijau, kad baisiausia nenutiktų. Be reikalo. Pamatysi, viskas bus super dabar. Sako, pinigų nelaidyt, pižamos nereikėjo, jinai turi chalatą ir naktinius. Žinutę gavai? Ne, galvoju, Viktorui paskambint, neatrašo į žinutę. Nu tai klausyk, jeigu mano draugui dabar ragus stato, tai ką man, durneliu apsis? Klausyk, nepradėk, gerai? Klausyk, aš tau šitą hernę papasakau ne tam, kad tu čia mane dabar mokytum kaip sena boba. Aš parinuosi, aš nesiparinu. Nesiparinu. Jeigu jūs ne lochas, o jis toks nėra, tai tada viskas bus normaliai. Ai, užknisai, karočiui, kiek čia už kavą? Va. Neturiu gražos. Gerai, jau. Nesurašai dėl sėro, kaip prašau. Tai ir surašyk, va. Kas toks Armanis? Labas. Labas. Nu ką, aš eisiu. Ai, ten kažkokius vietinius obuolius dariminėja. O kas tau neužtenka? Armanis ir sėras buvo pažįstami, čiagi afigėt, čia bomba. Aiškintis reikia. Vadinasi, Armanis sėrą pasamdė ir tave supainė. Tai pamirštam. Ir tavo sesuo neliūdės, turgaus aš čia nedarysiu. Man tai viskas čia aišku. Armanis pasamdė sėrą ir tas čia vartė visus. Lemba pasakys, kad jinai čia ne prie ko. O kuris yra? Šiaip įdomu. Tau įdomaus. Grina hernia. Gerai, užtiks. Laikyk, valį. Nu, šitą motiną kaip? Gerai, dabar atsigauna po operacijos jau. Gerai. O Viktoras? Blogai, neatrašo į žinutės. Nu tai, blin, draugelis su visais šniurkais pridavai. Kodėl pridaviau? Kodėl pridaviau? Pasakiau ir viskas. Kad tu būtum tylėjęs. Gerai, valgy. Kas čia dabar? Ką nors girdėjai, klauseis? Ne, valgiau. Labai skanu buvo. Ačiū. O ką sakė? Nieko. O kas ten? Ilgai. Gerai? Gerai. Sveikas gyvas. Sveikas, kupelį. Na, kaip tu? Ai, nieko gero. Nepyksti, kad ten apie tą
pamatau. Kaip su ja dabar? Tvarkoj? Atėmė dukrą? Tai su Asta dabar gyvena? Fignia. Akumuliatorių turi, žiūriu. Reiktų pasikeisti. Kokia talpa? Pofik, aš ne dėl to atėjau. Aš dėl Mariaus atėjau pakalbėti tavo šitą. Nu, kas dėl Mariaus? Buvai teisus, jau iš tikrųjų nebėra. Savi patvarkė. Jeigu darai kokias varkas su Marium, tai būk atsargus. Iš kur tu ištraukiai, kad savi? Aš tau sakau. Viktorai, aš ir taip daug pasakiau. Konfliktų ten nebuvo. Lorenzas buvo Rusijoje. Zylė arba Armanis. Aš tau nieko nesakiau. Pagalvojau, kad tau pasisaugot reikia. Kumo reikia? Ai ne, kitą kartą. Varau pas motiną ligoninę. Kaip mamos savijauta? Gerai, ačiū Dievui. Atsistos ant kojų. Nu ką, varau. Palauk. Turiu varyti. Ko norėjo? Marius? Tas Viktoro padėlnikas? Nu ir? Taip ir galvojau, kad trupas. Makarui to tik ir reikėjo. Tai reikia galvot, ką daryti. Benzą įpyliau, kas toliau. Jeigu tavarą reikia permest, sakyk, vis tiek neturiu ką. Gerai, tai varau aš tai. Dai. Ai, tai nereikia. Reikia, ateik, užeik. Tuoj. Kur aš ten? Kur ta piniginė? Telefonai. Tai aš varau tada. Ačiū ir tau. Tai Lorenzas, ta prasme, su Makaru nesakė. Pusvalandį kažką. Ne. Taip, paskutinis kartas.
Nu, aš einu per... Aš? Taip. O ko čia klausinėjai? Nekvailas gėsi. Tai ką tu iš manęs nori dabar? Ko tu nori? Atsiprašyt? Ką tu man gali dabar pasakyti? Kur tu buvai, kai mes su motina badu dvėsim? Kodėl tada aš tau nerūpėjau, a? Tėvas. Gerai, varau. Davai. Padėk nieko aš negirtus. Klausyk, davai nesipykstam. Atiduok raktikupelį. O, Viktoras. Viktoras, aš kaip tik žadėjau pas tave važiuoti. Tai ką, raktelius A, jūs dar nepažįstami. Mano sesytė Liepa. Viktoras. Išgersim. Vairuoju. Aš irgi vairuoju. Tu kas? Tai mums 2 viskio ir raktelius susatėme. Aš sakiau. Labai gerai padarė, taksą galime įsikviesti. O. Girdi Liepa, jau čia spėjot susimokyti, a? Irgi sakė, taksą išsikvies. Asta nedirba? Klausyk, pamiršk tu tą Astą. Tiek tau problemų tinka jūsų meilės istorija. Klausinė ir klausinė. Taip, net apsiverkė vieną kartą. Klausyk, baig. Rimtai sakau aš tau. Nevažiuosiu aš, niekur aš nevažiuosiu. Pametėsi, ja? Jo, pametėsiu. Nu, davai, varom. Aš einu parūkysiu, tai ką man dabar galvoti, вообще? O jis man sako, karoči, aš ne mentas, aš tavo tėvas. Ką, rimtai tėvas? Ką žinau, rimtai? Koks tolkas meluoti? Klausyk, gal važiuojam su mano mašina? Tuoj, cigaretės pasiimsiu. Kas yra? O kas tau yra? Kas negerai? Varyk gerai? Viskas gerai. Varyk iš to. Kaltas dienos. Nervai. Kai bus, tai bus. Manęs nereikia nervuoti, aš nuo mažens. Klausyk, Melytą pridaviau. Žinai, tu mane, aš toks. Prieš nieką aš nesiklaupiu, prieš nieką aš nesikuprinu. Karandašas buvo. Jo, tai jis man vieną taisyklę įkalė. Kokią? Sėsk, parodysiu. Švalgį darau, padarysiu, nežinai tave rytą. Sėsk, sakau. Nu, sėdžiu. Žiūrėk man į akis. Kai, jeigu tu bachūras, tai tu žvilgsnio nenusuk. Tai gal bachūras nori per galvą? Manęs nereikia nervuoti ir viskas bus gerai. Klausyk, aš čia mėgosiu, gerai? Tas tu nori susieiti, Tai jinai turi kitą. Svarbiausia, kad tavo dukrytei viskas gerai. Pergyvensim, ne karo metas. Viskas bus gerai. Normaliai. Tai aišku. O kas? Ieško? Niekur telefono nerandu. Nematai? Padaryk ir man, Dėl Lorenco. Ta prasme. O ko tu manęs klausi? O ko daugiau klaust? Brolio savo klausk. Ko žiūri? O tai ką tu čia šneki? Ko čia dabar puoli lygioj vietoje? Kur aš galiu žinot? Aš pamenu kalbėjau. O dabar Lorencas. Tai tokul Lorencas ir aiškinas. Nežinau. Kur telefonu? Pasikalbėt. Kas, pinigų reikia? Žmona susirado. Kas? Ko norėjo? Sės pakalbėsim. A, tai va, ko jis manęs ieško. Inkstą nori išpjaut.
Super. Jo, atsirado tėvas, kad man kraują nuleistų. Nebenoriu klausyti šitų nesąmonių. Važiuoju, varai tu su ir nevarai. Ir vėl tu. Tavo vietai tokiam tėvui. Baisiai tu čia man rūpi. Gintarai, tu gyvenimas toks taip susiklostė aplinkybės. Ir kas? Nepažįstu aš jokio Tomo. Kasdien tūkstančiai žmonių miršta. O svarbiausia, kaip tu, dėdė, pažinot. Nepažįstu ir nenoriu pažinot. Ir jokių aš ten donorų kralikų nebūsiu. Sveikas. Sveikas. Kas atsitiko? Pakviesk Zylę. O kur jis? Va ten kaviniai. Va, dar vienas donoras. Ten tave kviečia. Atsiuntė mane pasakyti. Aš to. Beje, čia yra mano draugas. Gintaras. Malonu. Tu, Gintarai, prisėsk, anekdotą damai papasakok. Užimk vienu žodžiu. Aš to. Ką ten apie donorus kalbėjot? Duomenį. Kaip anekdotas. Viso gero. Iki. Normaliai atsisėsim ir pasikalbėsim. Neturiu laiko. Zylė užsidarė Silverį. O Norma dabar Makaras puola. Tai aišku, šaibos girim vyksta. Nežinau. Tik aš tau nieko nesakysiu. Cigaretės tai cigaretė, čia logikos nematau. Vėl tu kaip tardytojas, nežinau. Tik aš tau nieko nesakysiu. Gerai. Man tėvas. Ašgi ne dėl to į donorus nuėjau, kad čia sugraudinės jis mane būtų. Durna visai. Tai čia tas pats kaip kraujo buvo. Visai. Publikos buvo. Tau reikia keist darbą. O ką? Brolis visgi. Pana tai lepint reikia. Pasiu aš tau lako. Gerai, ruoškis greičiau. Parvešiu namo. Nesapnuok. Einu laukia, palauksiu. Dušna čia pas tave. Ačiū, kad paskolinai. Gerai, ačiū Dievui. Esu įstikęs. Nebaig tu kam. Taigi šitiek laiko praėjo. Kam čia reikia dabar? Malačius. Dėl ko? Kad donoras. Eik, pofik čia. Durnas tu, taigi kraują paėmė ir viskas. Visi įsivaizduoja, kad ten į elektros kėdę sudė. Ką? Ne, kam? Aš ir nenoriu. Ką aš jam sakysiu? Ką jis man? Tai aišku gali, nueik užsiregistruok ir būsi. Gerai, klausyk. Tu su Norma kalbėjai? Apie visus tuos ten silverius, įkaitus, ten visą šitą. Man nepatinka, kad mane lochu laiko. Laiko! Supranti, už mano nugaros kažkokia hirne vyksta, lyg aš tuščia vieta būtų. Liepa. Vėl babkių reikia. Gerai, va. Nu, kas yra? Ko pridarėjai? Smatyta. Su kuo? Jūs taip nesijaudinkit, ponė. O kaip Tomo sveikata? Ponė Brigita, būtų norėjęs, būtų susiradęs. Ir ne tame esmė, suprantat? Esmė tame, kad jis mane susirado, kai reikėjo kraujo. Bet čia yra visiškai šai. Tokioje situacijoje būčiau kitaip pasielgęs. Jis tau paskambins, gerai? Nereikia. Svarbu, kad su Tomu dabar viskas bus gerai. Kam čia mane pakišinėjai? Man būtų paskutinis kartas, suprantat? Ką aš jau taip kalba? Baik! Va, im gėlės motinai. Še.
Buvau. Kaip jums sekasi? Gerai, o ką kabint nori? Nu, tugi žinai, kad man vienodai, turi jis ten, neturi. A, ta. Išėjo nebegi. Kiek reikia? Reikia tas. Aš neįsivaizduoju, tokius batukus pamačiau, tu būtum pats matęs, būtum iškart man pats nupirkęs. Labai geri. Kas šitoks? Briuslis. Jau didelis skirtumas su ko jinai dabar. Man tai vienodai būtų. Dukra yra dukra ir man tikrai ne tas pats, su kuo jį gyvena po vienu stogu. Nu tas tai taip. O ta tavo Asta, geriau būtų, kad būtų rimtai. Kodėl? Kad tau galva mažiau skaudėtų, supranti? Niekaip negali pamiršti savo Astos. Broką butelį atsineši. Sapną blogą sapnavau. Kad viena iš mūsų nušovė. Man jie pildosi. Gal eime gatvėje pasikalbėsim? Ar ir vėl bėgsi? Nėra už ką. Nieko nereikia. Sakykim, neseniai gal, porą mėnesių kokį. Pinigų neturi. Tai aš duosiu tau. Ką jis tau moka? Ašaras tau moka. Visai papaims. Patikėk, zylė, tai praeitis. Eik kuo toliau nuo jo. Baigiai? Man reikia gyvenimą. Manęs laukia. Beje, Tomui linkėjimus perduok. Tu... O kam? Man to nereikia. Jam to labiau. Nu jo. Aš pats neseniai sužinos. Kam tu jam pasakė, kad aš tavo sargys? Ir koks tėvas bebūtų yra šventas dalykas. Blyn, nu tu duodi iki pasimatymo. Ašgi pasakiau, niekas negali žinot apie šį. Jau daugiau nieko. Ašgi pasakiau, niekas negali žinot. Ką dar jam pasakė? Tai žinaugi, kuo viskas pasibaigs. Gerai, einam. Nu, nepyk. Kad man būtų paskutinis kartas. Tu įsivaizduoji, kas bus, jeigu sužinos kas nors. Nu, nepyk. Sveikas. Sveikas. Viktoras ten. Ne, o kas? O tai kas atsitiko? Sveikas. Ko Norma toks įsigandęs nubėgo? Bruslį kažkokį rado negyvą, tai susinervinu. Aha. Aišku. Draugas? Labadiena. Labadiena. Jūs esate buvęs mūsų restorane? Ne, nesu. O tai ten ne iš jūsų. Kaip sakei, pravardė? Negirdėjau tokio. Velnes gal koks pažįstamas. Turnas tu gal. Jo. Nu, lik nieko tokio ir nevirinam rimto. Nežinau. Gal aš ko nežinau tiesiog. Greičiausiai. Kiaulienos kumpis. Aha, taip. Ragausit? Taip, ačiū. Taip, turiu vieną problemą. Kokią? Liepos gimtadienį. Pinigų jinai ir taip iš manęs nurauna. Nu, tai Galiu, sakai? Nu, tai ką daugiau? Galiu.
Ne, nu, papuošalai nieko aš čia neįkertu, visiškai žalias. Žiūrėk, šitą visai graži. Ai, duosiu pinigais. Gimtadienis, bus tu gimtadienis. Čia bus nuo manęs. Liepai. Kaip čia išeitų? Švogeris būsi? Žentą. Tai ką dabar veikia? Ne, pas mane, matai, remontas nebaigtas, tai... Ką Liepą nori pamatyti, ne? Nueini prie baro priminti. Ir taip ir darai? Nueini ir žiūri? Turnas. Tak nemalalėtka, ką nori, tą daro. Prisiminiau, ko jinai norėjo, ne tą dovaną. Norėjo teliko plazmos 1,5 metro. Kštininkas atsirado. Gerai. Tu Tomas? Aš. Aš Gintaras. Tai jei ne tu, tai... Pats žinai, man būtų... Gerai, gerai. Nesigraudenk. Kaip jautiesi? Fulės negalėsiu žaisti. Jeigu tik tiek, tai nieko tokio turbūt. Žinau. Džiaugiuosi, kad galėjau padėti. Broliai, sakai. Na taip, kaip broliai. Žinai. Žinau, kad žiauriai esu tau skolingas. Ašgi ne dėl pinigų. Suprantu, Gintarai, kad ne dėl pinigų. Nusipirksi naują mašiną, dar ką nors. Vis tiegi su Zylė dėl pinigų trinės. Dabar galėsime eiti savo keliu. Bėgt kuo toliau nuo jų. Viskas man gerai, niekur aš nenoriu bėgti. Iškint. Ingas žmogus. Aš žinau, kas yra Arma. Nu, tu prasisukai. Baig, tik jau tu taip nekalbėk. Alis. Nuvažiuosim kur pailsėti dabar trysia. Prie Stelmužės ąžuolo. Tikras, nusineši ir išsigrynini. Žiūriu. Tai kad nenešioji anksčiau apyrankių? Ar tik ne Viktoras? Buvau aš su juo, kai šitą apyrankę pirko. A kaip tau atrodo? Gerai, viskas čia aišku. Jis teisingas bachūras, tu teisinga pana. Vadinasi, kažkas bus? Gerai, važiuojam. Pakalbėt, gražiai kalbėjom, namų kokteilį suplakė, suprantin, bute šitą apyrankį ir išvarė kaip kokį šunį, supykus baisiai. Ne, nu tu duodi. Nu, ašgi, iš kur man... Važiuojam pas Viktorą. Ko? Jo broli šiandien rado namuose suvarytą vis kaip užuojautą pareikštą. Sakai? Atsibeldžiam, tai aišku, kad taip. A, jeigu ten šaudo, nu taigi, supranti. Nežinau, neskambinau. Nu, kaip gali jaustis, jeigu brolio netekai? Viršūnė, panelė, laidotuvės važiuoja.
Ką tu? Valink iš čia, dar vieną. Prisiveikiai. Nieko aš neprisiveikiau. Dabar Viktoras jums ir manęs nevirškina. Oi, nebenusišnekėk jau tiek. Taigi negalėjau, žodį daviau. Ne tau spręsti iš viso. Nu tai gal važiuojam? Palauk, parūkysiu. Nu tai išlipk į lauką, prašau, ir rūkyk. Taigi matai, lietus lyja. Nu tai langą bent atsidarytum. Tu ką rūkai? Tai negeriu. Rūky? Kas? Valdas. Klausau? Tai Valdai? Gerai, supratau. Tuoj atvažiuosim. Kas? Valdas prašė atvažiuoti. Gerai. Ko norėjai? Čia surašyti vaistai, kuriuos reikia gerti. Tai ačiū tau už gerą darbą. Kaip nusi? Tik labai prašau. Jeigu kas nors sužinos, kad aš gydžiau žmogų su šautinė žaizda. Nesijaudink, nieks nieko nesužinos. Būk ramus. Kareivėlis tavo atsigavo? Ok. Tvarko. Tai Zylė apie mane tą patį galvoja. Galvoju, kad tavo dingimas su mūsų aplinka nesusijęs. Vaikšto susikibę. Norma. Čia visi liepia Armanio saugotis. Nu, kad ir Rėmis, Silverio žmogus. Jis mano tėvas. Baik, aš rimtai. Mediciniškai įrodyta. Jos sūnus sirgo, aš donoru buvau. Nu, herne, žodžiu. Tai vat jis sakė. Nelysk, bėk. Taip ir yra. Atvešiu. Tu? Aš, aišku. Ateikit. Bandom? Gal nenunuodys? Ką tu čia veiki? Važiuok paskui mane. Gausi visus atsakymus. Sužinosi, kas čia košė verda. Čia kieno būdas? Aš nuomoju. Nieko nesakei? Kad mes tokiam temam nekalbam. Tai ką parodyk man? Armanis. Aš atkapšiau, kas siuntinėjo tą baikerį. Pagal kulkas ekspertizę dariau, va, Kuperio sesuo. Žinojau, kad jis ir Armanis pažįstami. Prasininkas. Šaulys. Armanis po to jį užvertė. Motika pakišo Normantą, irgi jis. Blin, tai kas daugiau? Tau neaišku, ko jis siekia? Išvartyti mus visus ir likti biznyje. Tad vyksiu porelę viską čia ir mutėt. Viską žinojai, ko tylėjai? Atleisk, padariau klaidą. Galvojau, atsigausiu. Pats viskas tvarkysiu. Na, aš jam liepiau nieko nesakyti. Aš daviau Lorenzui žodį, kad tylėsiu. Būtų miręs, tai būčiau... Ne, į privačią kliniką nuvežiau. Pažįstamas ten toks yra, chirurgas, skolingas man. Sėdau vienas, jo neįdaviau. Tai gulėjo po priežiūrą, kol neatgavo sąmonę. Nu, apsišvietę būtume, Armanis nedurnas. Ai! Sargas sutrukdė.
Galvau, pamatys mane. Nu, o ką man du lavonai? Pataikiau, aš gyvupor šaudžiau. Liemenė matyt, nežinau. Ir mano Oksana. Garsiakalbį įjung. Keliai. Niekur nerandu. Norėjau išsiskalt. Galvau, gal baigėsi. Misteris Properis Hrenovas. Švarinasi? Klausyk. Būk atsargus. Juoka, ne? Lygiai kaip tau. Atvažiuok pakalbėti reikia. Ten Viktoras normaliai piktas ant zylės. Nekalbėjau, bet... Rasim. Jo šūdinas reikalas, blin. Paorganizuok atsipalaidavimą. Asta? Turbūt vėl gert pradėjo. Viktoras velnių davė. Gaila manęs. Sveikas, Kuperi. Užeik. O tavęs nenoriu matyti. Palauksiu čia. Tu ką čia durniuoji? Nenoriu aš jo matyti. Įtari? Įtariu. Nutiko kas? Kur Inga? Dėl zylės? O kam tu į čia atsivedai? Tipo nori sutaikyti. Lorensas gyvas. Jis visą laiką buvo pas mane. Slėpėsi. Klausyk, Norma nuėmė ne zylę. Ir ne Silverio žmogus. Inga užsakė, o nuėmė tas, su kuriuo Armanis. O koks jo tikslas? Kaip koks? Pinigai, viską užvaldyti. Taigi jie meilužiai su šitą Inga. Ir neaišku, kieno ten tas vaikas. Bet čia reikia įrodymų. Kokių tau reikia įrodymų? Aš pats mačiau, kai Armanė šovė į Lorensą. Visi yra tokie. Lorensas viską įsiaiškino. O tu, Kuperi, būsi ten kažkur netoliese, o po to paseksi Ingą. Nes ten kur jį? Anksčiau ir vėliau ir Armanis. Ne. Jis vakar mane bandė vilioti į spastus, jis nedurnas. Ir jeigu pasirašys, tai ką? Viktorai, ne ta kategorija mastai. Čia viskas daug rimčiau. Ir viską varai ant manęs. Norėčiau susitikti, aš prašai pareiškimą. Jo, to klubo. Čia kur? Ne, per daug reikalų turi. Kol kas jas vyruos čia. Nepaleidau, pamečiau iš akių. Nu, nepastebėjai. Nieko jinai ten nejautė. Ramiai važiavo. Tai kažkoks lokas užkišo mašiną, nemačiau, kur nuvažiavo. Išgaudysim. Čia dėl to tai taip. Ta prasme, jis žino, kur mane rast. Todėl ateis į mano namus. Tas pas kas Normos atveju. Todėl paslą geriau daryti pas mane. Svarbu, aišku, kad vakarė šviesus degtų, suprastų, kad esu namie. Gal taip ir geriau? Tai ką, varau. Lorensas teisus. Važiuojam.
Labas. Pažymėjimą rodyt? O kas čia toks? Čia mano pažįstamas. Dokumentą turite? Tai pasakykit, ko ieškot, pats atiduosiu. O, dar vienas ginklas. Jūsų? Anas mano. Šitas su leidimu, šitas neaiškus. Pakišo. Tai gal jis? Aišku, seifo neturite. Mėtote ginklus, kur papuola. Tai ką, važiuosit? Tu apkaltinsit, a? Ten pakalbėsim. Lorensai? Zylė ką tik mentai išsivedė. Užrakinkit duris. Iškart į darbą irgi antras baras. Viktorai, tu kažkaip netaip mastai. Kas čia? Paskaityk. Ką tu čia prirašai? Tu ką, durnas? Tu net apie mane ten rašai. Atrodo, ne mes. Reikia visiems nueiti. Tu girdi, ką jis kalba, aš negaliu klausyti. Zylė jau nuėjo. Kas gerai, brot, kampat įsivedė Zylę? Jam tavo brolį sūna. O taip, o tu su savo popieriais lakstai. Tu supranti, kad taip nieko neišspręsi. Papirks, išeis, kitą nusamdys ir užvers. A? Jokių visiškai. Nepyk, Viktorai. Suprantu, kad nori švariai, bet taip nieko neišspręsi. Man toks variantas netinka. Kažkas ginklą pakišo. Iš kurio tavo brolis nužudytas. Kol mes jo neišgaudysim, tol jis mus vartys. Labas, Asta. Ką tu čia darai? Jo, fanat. Sakau, be ko, be šito valkatos? Afigėt. Debilai prisigeria. Mus paveši? Tai ne, nepavešiu, kam aš šitą asilą čia. Tik tai kur nuveši, man klausimas? Kur? Kur nuveši? Sėsk. Sėsk, sakau. Taip, Neringa. Aha. Neringa, nusiramink. Aš tikrai nežinau, kodėl sulaikė Ovidijų. Čia tikrai nesusipratimas kažkoks. Jis nieko nepadarė. Tikrai. Palauk. Aš atvažiuosiu, tau viską papasakosiu, gerai? Lauk manęs, gerai. Gerai. Tai žinok, jie nebuvo tikri. Tu uždėk žvakutės, atsikvėpk lengvai. Šiandien tavo dienas gimė. Sveikas. Taip prie namo. Gerai, aš trumpam. Asta tavo mačiau. Nu ir kas?
Stokiai girta visiškai. Dar bachūras kažkoks valiojasi šalia. Koks bachūras? Nežinau, plūgas kažkoks. Blin. Gal tu pakalbėk su ja? Dar piniginę mano prigrėbė. Pavogė? Ten smulkmena gal 50 litų buvo. Gerai, aš tau gražinsiu. Nereikia, nesvarbu čia. Gražinsiu. Ašgi sakau, kad ne dėl pinigų atėjau. Nereikia. Nereikia. Taip, aš tau pasakiau. Nes toks jausmas, kad geria ir gers, kol numirs. Nu, žiūrėk. Liep, varysiu, davai. Tau neatrodo, kad tu čia veltui kimarinį? Ta prasme. Ta prasme, kad dėl tavęs čia viskas vyksta. Nu, kodėl dėl manęs, kad tu čia nusišneki? Liepa, nebūk akla, taigi supranti, kad niekas čia nesibaigė. Dar zonai su Viktoru buvo kalba. Jis sakė, Asta jam meilė iki gyvos galvos. Tai kad galvok. Gerai, varau pas Neringą. Dar ta dėl Zylės pergyvena. Važinėjau visur kaip koks psichologas. Labas. Labas, nu, tai kas pasidarė? Kas su Vidiju, ką? Už ką jį pasodino? Niekas jo nesodina, jis tik policijoje yra. Ir tik žinių. Tai gerai, bet už ką? Kodėl? Dieve, ką jis padarė? Paleisiu Vidijų, ko tu jaudinėsi tai? Tu man gali tiesiog pasakyti, kuo aš galiu padėti, ką? Nieko nereikia padėti, viskas susitvarkė. Arba jeigu aš galiu gauti, tikrai. Tiesiog per anksti yra kažką daryti. Jį 48 valandom sulaikė, supranti? O rytoj, vat, griepsime žygių, kad jį ištraukia. Ko tu taip pergyveni, aš nesuprantu. Ko aš... Galvoju, kaip Zylę ištraukti. Paskis iš tos Ingos gavo kokias 5 štukas, bet Inga jam ne autoritetas. Aš sugalvojau geriau. Kaip tu čia geri? Tu ką, durnas? Kuperį, nedaryk tu. Kodėl? Sėsi. Be šansų, jeigu pats prisipažįstu. Tuo labiau sėsi. Leisk man iki galo parašyti. Kur tam Dolskiui dingti? Ant manęs jokių motyvų jis neužkraus. Tarp mūsų su Norma jokio ryšio. Nu tu ir beprotis, ant savęs Zajavą rašyti. Tai sakai, ginklas yra tavo? Mano. Tas ginklas buvo mano. Ta rytą prieš jums atvažiuojant atsigandau. Pamačiau, kai ateinat ir paslėpiau. Bus nužudytas! Sakomis. Aš tik pasakoju, kaip viskas buvo. Tu čia dabar man viską parašysi. Su manim tokie bairiai nepraeis. Na, ne, man taip netinka. Pasiimsiu. Klausyk, Kuprevičių. Aš esu žodžio žmogus, kad tau padėsiu. Tai labai gerai. Tai padėkit. Klausykit, nubaikit vaidinti. Taigi puikiai žinot, kad ginklą pakišo. Viskas greit pradės aiškėti. O kai paaiškės, tada ir jums bus nemalonumų. Galiu pažiūrėti dėl sankcijų jūsų draugui. Supratau. Tamposi mieste. Sutapimas. Jeigu net mes nežinojom, kol Zylė nepaskambino. Klausyk, tu kitą kartą, kai ateisi paskambink, aišku. Tai jeigu aš būčiau per duris lūpęs. Tai pamačiau, kad mašina kieme stovi, tai ir supratau, kad iš čia atėjau. Tai kaip sekasi? Taigi žinau, kad ar mane laukiat.
Tau koks skirtumas. Tai aš padėt noriu. Nereikia mums tau pagalbos, davai, Kuperį, varyk. Tai gal laukia palauk pažiūrėti. Išvartysis laukia, varyk iš čia, gerai? Klausyk, tu kur nors mieste ten pasimaišyk, pasileis gandą, kad aš namuose. Jo, pasakyk, areštinėje persišaldė, arba tas geria. Nu gerai, kai pasakysit, aš einu. Bet aš jūsų vietoj iš pradžių Ingą veršiu. Tada nebeliktų ar man jokio tikslo, jis babkių negautų. Zylė nukalė. Prie Neringos namų. Viskas negyvas. Aš tuoj. Taip ir pagalvojau, kad per daug pavojinga ten važiuoti. Bet iš kur tas Armanis sužinojo, kad ta Neringa ten gyvena? Nu, matyt, kažkaip išsiaiškinu. Čia aš kaltas, reikėjo jį ten prie gamyklos užversti. Bezoras, nuo Ingos namų. Taip, Sauliau, klausau. Kas įvažiavo? Inga? Gerai, toj būsim. Aha, davai, lauk. Inga atsirado. Varom. Kur Armanis, ten ir Inga. Čia lieki. Tai kartu einam, maža kas. Čia lieki, pasakiau. Tu ką ten šoviai? Pabaidžiau. Pasakė, kur Armanis. Saulius tave parveš namo. Tai aš važiuoju kartu. Saulius tave parveš namo, čia mano karas. Žiaurios naujienos. Čia ta Inga pridavė Lorensą policijai. Tik dėl šitos sukos Lorensas dabar yra negyvas. Jinai visus varto, supranti, visus. Dabar viskas, kas priklausė Normantui, viskas. Servisai, terminalas, viskas. Kas dabar bus? Viena boba visus patvarkė. Kas dabar bus? Nieko. Kas dabar pypkės išstumdys? Pofik. Supranti, pofik. Ant visko. Pasitraukiu ir viskas. Ta kalė vis tiek ilgai negyvena. 3 vyrai. Lorensas, Armanis, Zylė. Būtinai papasako. Policijai, ane? Policijai. Aš tavo vietoj pats ją užveršiu. Už brolį ir už bachūrus. Nu taip. Teisus. Gerai, varau, reikia kažkaip ruoštis Lorenso laidotuvę. Nereikia, susitvarkysiu. Mano vardas Kuperis. Čia tau už Normą. Čia tau už Lorensą. Čia nuo manęs.